Sveiki, čia Ramūnas. Vakar jis pakeitė savo stilių, dabar jis Forstas. Be to jis turi merginą OneLT. Jie jam įrašo dažniausiai ką veiki, ką VK, kaip nuotaikos. Nuo atrašymo jam iškrypo pirštai. O čia Eglė, to yra mano mergina. Ji turi nosyje auskarą, 5 vienoje ausyje ir dar 6 kitoje ausyje, plus 2 bamboje. Mėgsta pasidažyti. Nuo 7 metų, kai jai įvedė internetą, OneLT ji nebuvo palikusi nei minutės, žadama ją įrašyti į Gineso rekordų knygą. Algirdas, Ramūno draugas, jis skelbėsi, kad nepripažįsta OneLT, kad yra šlamštas ir dar kartą šlamštas, nors paslapčia ten suregistravęs. Jis turi Skype'ą, o Skype'e merginą iš Madagaskaro salų. Jie labai artimi, tik mergina priekaištauja jam, kad Algirdas nesivalo dantų. Čia Dovilė. Jie apsimintinėja, kad yra OneLT vyriausia administratorė. Visus bando išdurti, kad siųs SMS, už kuriuos įgaus pinigų savo telefonui sąskaitai papildyti, už kuriuos galėtų parašyti Ramūnui. Taip, Ramūnui. Jai labai patinka Ramūnas ir pavydė tai madagaskarietį Ramūno. Oi kaip pavydė. O čia, žinokit, OneLT valdytojas, prezidentas, imperatorius ir diktatorius. Nieks jo vardu nežino, bet jis žino visus ir valdo visus. Be to, žada apmokestinti žinučių siuntimą 5 litais, įėjimą į svečius 6 litais, prisijungimą prie anketos po 7 lito ir nario mokysis kas antrą dieną 7 litais. Už visą tai jis duos 30 balų fotografijos įvertinimą. Taigi, Ramūnai, ar tau patinka OneLT? Labai patinka.